Padariau tai, ką norėjau padaryti jau ilgą laiką. Pasidariau savo manifestavimo vizijų, kaip pasakyti, galima pavadinti knyga, lenta, sąsiuviniu, kad ir kaip, kad ir kokį tai jūs būdą pasirinksite, tai daryti ir kur užsirašyti visą tai, tai priklausys tik nuo jūsų. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko tai padaryti ir labai smarkiai nesigilinsiu į savo svajones ir nerodysiu, ką tiksliai čia prisirašiau, bet daugmaž greitai papasakosiu, kaip visą tai daryti. Tai gali, kaip jau prieš tai minėjau, galite pasirinkti tai daryti įvairiais būdais. Tai ar ant didelio popieriaus lapo, ar knygą, ar sąsiuvinį turėti, ar dar kažkokią tai, ar rėmelį, ar kažkokius tai lapelius, ir kuriuos visus susigrupuosit, paskui jums spręsti, kaip jūs visą tai darysite. Svarbu pasirinkti gerą tinkamą laiką ir kad jūs būtumėte geriausiai viena namuose, ar kad ir kur jūs būtumėt, ar gal jums patinka sode, atsisėdus gal prie jūros nuėjus. Kiekvienas turi savo ramybės oazę. Aš šiuo metu esu po kojos operacijos, tai mano ramybės oazė kol kas yra namuose su iškelta koja. Ir aš visą tai pasidariau gražiai savo, ramiai atsisėdusi ant sofkutės, šiltai, jaukiai, būdama viena namuose, pasirinkau savo laiką ir pagaliau pasidariau savo vizijų sąsiuvinuką. Tai šis sąsiuvinukas iš tikrųjų buvo mano pati pradžia, kai pradėjau eiti sąmoningumo keliu. Čia aš pradėjus buvau rašyti nuo vasario mėnesio ir rašydavau tokį kaip dienoraštį pirmiausiai, į kurį rašydavau tik tais viskas, kas įvyko gera mano gyvenime. Tai jokių blogų patirčių, jokių blogų minčių, viskas, kas nutiko gero, už ką esu dėkinga, visas mano teigiamos mintys. Ir aš rašiau kurį laiką, gerus kelis mėnesius, aišku, ne visada pavykdavo parašyti kiekvieną dieną. Iš pradžių pavykdavo kiekvieną dieną, paskui jau truputėlį rečiau, nes darbai prasidėjo visokie nauji, visokie įvykiai ir jau nebeatrasdavau tiek laiko. Ir dabar, aišku, iš viso yra nutrūkęs šitas rašymas, bet jis vis dar čia yra ir čia aš rašaus visą savo apskritai idėjas, gal kažkokios tai kyla tam tikrų metų apie kažką tai ir būtent to būsimo gero gyvenimo link. Tai va, o dabar pagaliau eikime prie esmės ir mano vizijų knyga. Tai štai kaip jinai atrodo, parodysiu iš toli. Tai pavyzdžiui, prisirašysiu esu visokias mintis, pavyzdžiui, esu susiskirsčiusi etapais į kategorijas. Tai pavyzdžiui, čia esu pasirašusi viską, ką aš noriu apie karjerą, ką aš noriu pasiekti, visi mano planai, vizijos ir paskatinimai įvairiausi, vizualiniai sprendimai, kelios nuotraukėlės, likusias kelias vietas įklijavau. Prie kiekvieno pasižymėjau daugiau mažiau iki laiko tarpą maždaug, iki kada turėtų tai įvykti. Tai tarkim kažkoks tai mano karjeros posūkis ar dar kažkas tais, kad tai turėtų vykti. Ir realiai dabar bekalbant dar iškilo viena idėja, ką dar norėčiau, bet pažiūrėsiu, ar čia bus kur beįrašyti. Tai va, toliau kitą jau perėjo svajonių namai, kokius svajonių namus norėčiau turėti, tai susiradau maždaug pavyzdžių. Susirašiau punktus, kokie tie svajonių namai turėtų būti, kurioje maždaug vietoje turėtų būti ir maždaug palei pavyzdžius susirasdavau nuotraukas internete, kaip maždaug turėtų atrodyti,
ir atsispausdinau su savo tuo mini printeriuku. Parodysiu, kaip tai veikia. Tai pavyzdžiui, dabar aš darausi savo lentą. Darausi savo vizijų šitas puslapiai bus skirti svajonių namams. Tai pavyzdžiui, mano svajonių namuose aš norėčiau turėti baseiną, džakuzį ir tokius visokius kitokius privalumus. Tai ką tiesiog aš darau, nueinu į internetą, įsirašau pavyzdžiui, tarkim, dideli namai su baseinu. Ir susirandu, kuris man čia labai patiktų iš tikrųjų. Tokie visokie neblogi, tai nereiškia, kad būtent tokie ir bus, bet kad būtent toksai jisai ir bus, bet kažkas maždaug į tą pusę. Tai šitas labai patinka man. Ir tada aš tą nuotrauką išsisaugau. Tada turiu tokią programėlę. Funprint vadinasi. Taip, man reikia jį čia įjungti. Vyksim. Ir toliau einam į Picture Images. Čia spaudžiam tokią ikonėlę šone, čia pasirinkam iš galerijos nuotrauką. Ir paspaudžiam, taip, print, pasirinkam preferences, HD pasirinku ir tiesiog spaudžiu print. Ir žiūrėkit, kaip greitai pas mumis čia dabar iškyla viskas. Aišku, galima tokių printeriukų pirkti, kur iš karto su lipduku mums atspausdina. Bet aš kažkaip radau tokį. Ir čia yra atspausdintas mano namas su baseinu. Griebiu klijus ir įsiklijuoju. Ir įsiklijavau. Štai, ir aišku pasirašiau, iki kada turėtų tie mūsų svajonių namai atsirasti ir, kaip sakant, išliejai visus savo norus, kaip tai būtų. Geriausia būti kuo preciziškesni, kuo tikslesni ir kiek ko norėtumėt ir tai ir viską užsirašai. Toliau sekantis 2 puslapiai, tai padalinau 2 dalis, tai viena dalis yra apie meilę ir šeimą, ar ne, kita dalis yra apie mane pačią ir santykius su kitais žmonėmis. Tai pasirašiau be abejo, labai norisi turėti su vyru susilaukti vaikučių, tai mano visas puslapis yra skirtas mano vaikučiams, kokių norėčiau, kas ir kaip, kada, vienu žodžiu kiek ir svarbiausia paminėti, kad tie vaikučiai būtų sveiki. Čia yra pagrindinis dalykas, nes esu girdėjus labai daug ir iš savo draugių ir šiaip pažįstamų, kad kitos labai bijo susilaukti vaikų, nes bijo, kad tų apsigimimų tikimybės, kad kažkas bus negerai, gal kažkas giminiai buvo, arba dabar aplinkui labai daug mato būtent tokių vaikučių ir antiek yra
galvoje pasisavinę tą informaciją, kad bijo, kad ir patiems taip nutiks. Tai svarbiausia yra to nebijoti, nes mes pritraukiame tai, ko mes bijome. Tai čia ir pasirašiau, kad labiausiai svarbiausias dalykas, kad būtų sveiki. Tai va, ir aišku, apie mane pačią, santykius su kitais žmonėmis. Ir parašiau, kokia norėčiau savęs versiją tapti ir kokia norėčiau būti ar ne, nes visą laiką mes turime galvoti ne apie tai, kad būti geresniu už kažką kitą, bet visada turime galvoti, kaip būti geriausia savo paties versija. Ir geriausi dalykai gyvenime vyksta tada, kada esate nuoširdūs su savimi ir kada leidžiate atsiskleisti savo geriausioms savybėms. Tai nereiškia, kad dabar, ką parašiau čia, vadinasi, aš būsiu kažkoks svetimas žmogus tuo, ko aš nesu. Bet galimai visos tos savybės manyje ir yra, kaip ir jumise, ar ne, ir tiesiog jūs esate tai užslėpę. Ir traumos visokios slegia, pasąmoniniai blokai ir visa kita ir neleidžia išlysti tam jūsų tikrajam aš. Kažkada man buvo įvykę toks dalykas, kad aš pradėjau skleistis, pradėjau bendrauti, pradėjau daryti istorijus ir visa kita ir man buvo pasakyta, kad Vika, nustok vaidinti tuo, kas nesi, grįžk būt savim. Ir aš galvoju, ta prasme, aš niekada nesijaučiau labiau savimi, negu jaučiuos dabar. Ir mane pradėjo stabdyti, nes žmonėm pasirodė, kad tai ne aš. Nes aš kažkada buvau šis labai drovi ir niekada negalėjau nei į kamerą pažiūrėti, nei žodelio išlementi. Ir pilna kompleksų. Ir be abejo, ir dabar esu pilna kompleksų, bet aš sau leidžiu skleistis, einu to sąmoningumo keliu ir aš stengiuosi, kad manęs nebestabdytų tie visi blokai, aš suprantu, iš kur visa tai atėjo ir aš metu tai į šoną, priimu tą iššūkį ir einu toliau. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad niekada nesijaučiau labiau savimi negu dabar ir norėčiau dar labiau atsiskleisti. Dar labiau pasiekti kažko, ko tiek esu užsibrėžus ir ko norėčiau, nes tie visi vaizdiniai mano galvoje tiesiog lenda vienas po kito. Tai labai yra naudinga pasidaryti tokius dalykus, nes tuo metu tu atsisėdi, tu ramiai galvoji apie tas savybės ar ne, jeigu tu, tarkim, nori kažko tai būti, tai yra tai, kas tu ir esi viduje. Niekada tu nesugalvosi būti tuo, ko tu nesi ir niekada nebūsi, nes tau paprasčiausiai tai bus nepriimtina. Tai čia yra tikrai, galite dėl to tikrai nebijoti ir galite net neabejoti, kad viskas bus gerai ir nesąmonių neprisigalvosite. Tai yra viskas, kas kyla iš jūsų vidaus. Tai labai labai gerai, kai atsisėdi, realiai pagalvoji, susirašai ir realiai visiškai ateina tau tas suvokimas apie tai, kurias sritis tau galbūt reikia patobulinti, kur tau reikia daugiau pasistengti, kur tau reikia daugiau padirbėti, kurias sritis reikia labiau mokintis iškelti, kur reikėtų labiau pasidomėti. Tai iš tiesų labai labai yra naudingas toks dalykas. Ir be abejo, kiekvienoje šitoje skilti labai yra svarbu pasižymėti ir datas. Tai pavyzdžiui, kas liečia vaikus, pasirašiau iki kada norėčiau susilaukti tų savo vaikų. Čia pavyzdžiui pasirašiau iki kada turėtų įvykti mano virsmas, kad tos savybės atsirastų ar išvaizdos pokyčiai kažkokie tai atsirastų ar ne. Ir pasirašiau, kad iki kada turėtų tas virsmas įvykti ir be abejo, kad tai tęstųsi kuo ilgiau, žinoma, ar ne. Tai va, tai galite pasidaryti tai kaip tokį fun terapiją su spalvotais rašikliais įvairiausiais pamasteriais, galite karpyti žurnalų iškarpas, galite
kaip sakiau, su tokiu printeriuku užsiprintinti, galite patys piešti, jeigu nenorite piešti, galite nepiešti, bet labai būtų naudinga, kad būtų vizualinės priemonės taip pat pasitelktos. Ir tokiu atveju dar labiau pritraukia visą tai, nes kaip taisyklė yra ne tik reikia išjausti ir sugalvoti, bet reikia ir viduje, ir galvoje vizualizuoti, kaip tai turi atrodyti. Tai va. Tai tikiuosi, kad kažkam buvo naudinga, buvo aiškiau, kaip visą tai pasidaryti. Ir tinkamiausias mėnuo yra tam daryti yra rugpjūtis. Buvo iš tikrųjų keletas datų, kur iš tiesų buvo ypatingai geras laikas tai daryti. Tai rugpjūčio 8 buvo labai gera data ir buvo visai nebloga data iš tikrųjų prieš keletą dienų, kai buvo veidrodinė data 25 metų, rugpjūčio 25, bet jau tos dienos praėjo, gaila nespėjau to video padaryti anksčiau, bet ateina dar ir kiti metai ir šiaip rugpjūčio mėnuo yra labai tinkamas manifestacijom, meditacijom, viskas labai stipriai veikia šiuo metu ir tikrai rekomenduoju, dar turite kelias dienas rugpjūčio mėnesį ir prisėskite ir padarykite tai.